Sveiki, broliai sesės. Atvažiavom į Švedijos mišką ir dabar eisim pažiūrėti, ar yra ten grybų. Kaip įrodymas, kad esam Švedijoje. Švedijoje sustok belė kur prie gatvės ir tikrai rasi baravykų iš karto. Va, visiškai esam šalia gatvės, sustojom ir iš tikrųjų nesuvaidintas dalykas. Dabar Rasa kol kas sėdi mašinoje ir pažiūrėsim, va, tegūnai išlipa ir pirmoji nueina į mišką. Aš dar iš tikrųjų nebuvau ir nemačiau. Jau, tiesą sakant, prisipažinsiu, kad pro langą jau Rasa įžiūrėjo. Taip, Rasa? Nežinau. Jau įžiūrėjai baravyką. Aš į tą žiūrėjau. Va, žiūrėkit, keliai iš karto, rodyk, Rasa. Aš tai ten mačiau. O, baba, čia šitie. Pažiūrėk, kokie didžiuliai. Va čia tas momentas, kai va taip grybai auga. Va čia yra taip. Va turiu krepšiuką. Ne, tai dabar jau neimt negali. Kaip imsiu? Nu, tai aš sakau, plano tai nebuvo rinkti. Ai, čia lepšiukas. Tu lepšiukas. Va, įsivaizduok, Rasa. Lepšiukas jau ne kažką, jau ne grybas. Grybas, ne. Umedžių. Radau umedžių. Umedėm, žinai, lietuvė tu nenustebinsi. Ne, va čia baravykai. Nu, einam giliau pažiūrėti. Važiuokit, ten kažkoks grybas, matau, auga. Čia svarbiausia, kad važiuodami matėm, vyrai sėdi su ginklais. Dabar sakė medžioklės sezonas. Tai jeigu mes čia papulsim. Kas čia? Baravykas. Čia baravykas. Jo, baravykas. O šitą parodyk apačią. Šiaip tai iš tikrųjų ir Lietuvoje dabar tų baravykų atsirado. Atsirado ir mes svarbiausia šiais metais tai iš viso prisirinkom. Kaip anksčiau būdavo, kad ras baravyką, tai stebuklas. Atsimenu, kad būdavo kiek reikia pragrybauti. Ne, sakėm, tiesiog sustosim pažiūrėti, ar galima pirmoji vietoje pasitaikiusiai baravyką rasti. Galima. Baravykas. Baravykas. Nugi pažiūrim. Tai pasiemam gal džiovint. Nu šitą gal pasiimim. Koks gražus. Vulkaunikas. Mes vėl gausim pastabų, kad raunam su visom šaknim, bet neturim jokių priemonių, tik nagus. Rasos mama, vienintelė pati geriausia mano uošvienė, jinai vadovauja. Mama patyrus čia vietinė. Ai, nu va, sustatyta siena akmeninė. Va čia jau aiškus požymis, kad esam ne ant Lietuvos žemelės, o Švedijoje. Va baravyką, žiūrėk. Va, pakeliui, ant gatvės iš viso auga. Ir jie du čia beveik suaugę, matai kokie gražūs. Pažiūrėk, kas čia prie kelio. Eik tu savo. Ne, va šitas momentas, kai tu pradedi matyti juos ir jie tau lenda, atrodo iš visur. Va, žiūrėk, kažką aš matau jau. Oho. Kepurėlą. Nežinai, Ras, už musmirių laikymą Švedijoje uždaro kaip Lietuvoje ar ne? Bet gal pasiemam. Ai, sakai, surizikuojam, pažiūrim, kas bus. Ne, tai tie, žinai, Švedijos kalėjimai irgi ten nieko ten baisaus. Filmavom ir ten, žinau. Kaip sakant, eksperimentas pavyko, įrodėm, kad Švedijoje sustok belė kur prie gatvės ir tikrai rasi baravykų iš karto. Nu pažiūrėk, koks grožis. A, prie akmens. Nu kur tau? Nu, kataloginis. Vat gatvė, va nuoroda ir va grybas. Ane? Dirbau prieš kiek čia, prieš kokius metus, 6 Norvegijoje, tai atsimenu, būdavo važiuoja iš darbo. Nu ir kaip į maksimą užėjti. Sustoji pakeliui, per 15 minučių prisigrovė pilną tašę baravykų, važiuoji susipjaustai, grįžęs namo ir į orkaitę. Trumpas sezonas, tas baravykinis toks geras, bet labai produktyvus. Tai va, tokia istorija. O va, kol pasakojau apie tą istoriją, praėjau vieną. Bet va, visiškai ant gatvės važiuoja, kur ta juosta yra ir va grybai. Ant asfalto tuoj pradės augti. Tokia, va, žinai, Rasa, yra gyvenimo dialektika. Mes kaip mėgstam baravykus, pas mus jų mažai, o jie nemėgsta, o pas jūs jų daug. Aha. Kaip taip yra? Kodėl? Jie nerenka. Patys švedai šitų grybų nerenka. Jie labiausiai vertina mūsų voveruškas, kantarelą. Va tie, kas renkat Lietuvoje voveruškas ir pridavinėti tos punktus, tai švedai čia juos perka ir valgo ir labai jiem patinka. Bet baravykai kažkaip. O jeigu bus sukirmijęs? Eksperimento esmė kokia? Įrodyt, kad Švedijoje šalia kelio, nulipęs nuo kelio, rasi baravykų iš karto. Ne, badu nemirsi tikrai. Linkėjimai Lietuvos žiūrovam. Linkėjimai visiems lietuvaičiams.